nepriklausomai nuo to, ar vaikas turi raidos sutrikimų ar ne, vis dėlto santykis su juo, jo santykis su mama ir su tėčiu ir su supančia aplinka yra tikrai labai labai svarbus. Todėl čia vėlgi pasikartosiu tą patį, kad supratimas tarpusavio yra labai svarbus. Kaip vaikas supranta, kas yra jo mama, kaip jisai po truputėlį atsiskiria nuo mamos, iš pradžių motoriškai jis bando judėti, kažką pasisiekti žaislą, atsiplėšti nuo mamos kūno, o paskui jau ir psichologiškai, kaip jisai sugeba išbūti tam tikram amžiuje jau truputėlį be mamos, kaip jisai sugeba saugiai atsiskirti, likti pavyzdžiui su tėčiu, kai mama kur nors išeina, kaip jisai sugeba prisitaikyti vaikų kolektyve, nuvestas darželyje, kaip jisai gali įveikti mokyklos uždavinius, kada jau ten tikrai nebus nei tėvelių, nei globojančios auklėtojos, bet bus mokytoja, kuri duos daugiau tokias mokyklinės ugdymo užduotis ir vaikui reikės pačiam su tuo susitvarkyti, išgyventi, megzti draugystės, atlaikyti konkurenciją su bendraklasiais ir panašiai. Tai tokie yra turbūt pagrindiniai dalykai, ką tėveliai turėtų žinoti ir ugdantys žmonės vaikus turėtų žinoti, kad yra taip pat labai svarbu atsižvelgti ne į tai, ką vaikas moka, kokiu akademiniu gebėjimu jisai pasiekia, bet ir tai, kaip jisai jaučiasi namuose, darželyje, atsiskirdamas nuo mamos, mokykloje, kaip jis jaučiasi bendramžių tarpe ir kaip paauglystėje, paskui jaučiasi su savo grupe, kuriai priklauso. Nes nuo to priklausys, kaip žmogus gyvens šeimoje, santuokoje, kaip jisai dirbs darbe, kiek sėkmingas ar nesėkmingas jisai bus.